tikrai labai efektyvus šiuo klausimu, bet neįsprendžia problemų, jeigu duomenys yra nesusitvarkyti, nesusiorganizuoti, ar jų nėra pakankamai. Juos reikia žinoti, suprasti, pačiam pagerinti, kad tikrai pasiektum tą naudą. Ir tada AI atneša tą naudą nuo truputį eksperimentų ir kaip čia kažkas tai, žiūrėk, suveikė, iki tos tikrai solidžios vertės. Šiandien tikiuosi, kad išgirsime labai daug praktiškų dalykų, kuriuos jau Rasa turbūt įgyvendinus yra prieš ar 5 ar 10 metų, bet mes Lietuvoje stipriai vejamės ir tikiuosi, kad tiem, kas domisi dirbtiniu intelektu, visiems verslo savininkam, vadovam bus labai įdomu išgirsti, kas gi vyksta už Atlanto ir kuo mes čia galim, kaip greitai galim pasivyti Ameriką. Tai Rasa, trumpai galbūt šiek tiek apie savo istoriją, kaip atsiradai Amerikoje ir kaip su tuo dirbtiniu intelektu tau sekasi susipažinti ir susidraugauti. Gerai, pradėsim nuo to, kad į Ameriką atvažiavom 1998, kaip sakei, kad beveik 30 metų. Buvo labai sėkmingas laikotarpis, kai atvažiavom. Visa e-commerce ir internetas buvo didžiuliam pakilime, labai greitai įsitaisėm, įsidarbinom ir iš karto iššokom į technologijas ir naujoves. Sekėsi labai puikiai. Po kurio laiko iš e-commerce interneto persiorientavau į skaitmeninę transformaciją ir įvairių procesų ir biznio sferų optimizacija. Labai buvo įdomu pereiti nuo popieriukų, faksų, Excelių į modernias skaitmeninės sistemas ir dirbti su įvairiais bizniais finansinėje sferoje. Ir po to natūraliai persiorientavau į automatizaciją, kad gal kažkiek visiems yra žinomas robotic process automation, kad tas tikrai banga užėjo tos naujos technologijos, tai persiorientavau specializaciją tenai ir po kurio laiko maždaug 5 metai atgal, 2021 kažkur tam laikotarpyje persiorientavau, judėjau link pačių naujausių technologijų ir naujovių susijusių su AI ir kaip tik tuo metu, kai sprogo tas didžiulis ChatGPT, tas pasirodė ir visi staigiai susidomėjo ir buvo tikrai įspūdinga pereiti į tą naują emerging technology erdvę. Ir aišku, visą tai užtrunko, per visą tą karjerą reikėjo daug investuoti ne tik tai darbus, bet ir į save, kad sugebėti išsilaikyti ir kiekvieną kartą naujai technologijai atsiradus judėti tą kryptimį. Tai dabartiniai pozicijoje, kiek, jeigu teisingai prisimenu FactSet, kompanijoje dirba 12 000 darbuotojų ir ši kompanija dirba realiai tik su duomenimis, ir aptarnauja bankus, finansinės institucijas ir šios kompanijos apyvarta daugiau nei 2 milijardai. Ir šiandien kviečiame visus klausytis, būtent esi AI programų vadovė, teisingai, visų programų, kurios vyksta šitoj dideliai kompanijoje. Tai aišku, iškart perspėsiu, sakykime, klausytojus ir žiūrovus, kad greičiausiai Lietuvoje tokių kompanijų nėra, kurios vien iš duomenų per 100 pasaulio šalių dirbtų ir darytų tokio dydžio apyvartas, bet mes pabandysime pritaikyti ir rasti dalykų, kuriuos galima pritaikyti Lietuvos versle. Bet įžangai, tai visgi dirbtinis intelektas, kaip dabar, kiek pačios darbe užima laiko, sakykime, ir kiek tai jau kūrė vertės? Dirbtinis intelektas yra mano darbe, kaip sakyti, yra 2 pusės, galima sakyti. Pirmas dalykas, mano kompanija, kurioje aš dirbu, ir atsakinga už įvairiausias AI programas, nuo komunikacijų, nuo produktų kūrimo, nuo komercializacijos ir taip toliau. Vienas dalykas yra mūsų produktai.
kaip sakei pats, ne, duomenys ir produktai ir sprendimai susijęs su duomenimis. Iš kitos pusės aš pati savo darbę daug naudoju AI, kad būti daug efektyvesnė ir greitesnė ir kad nereiktų visko nuo nulio pradėti. Tai dvi tokios pusės ir pati naudoju ir kompanija dirba, kad kurt produktus. O šiaip apie kompaniją truputėlį, jeigu daugiau, tai mes, aišku, kaip sakė, duomenys pagrindiniai, bet mes irgi kuriam analitinius sprendimus ir paskutiniai 4-5 metai praktiškai visuose sferuose nuo duomenų rinkimo, apdorojimo iki kūrimo tų analitinių sprendimų AI yra tikrai visur dabar praktiškai. Ir greitis tas, kaip sako, tų produktų kūrimo irgi yra įtakotas, visi praktiškai naudoja dabar ją ir kurtiems, ir techniniai tai visai software engineeringui visam naudojamas, taip kad praktiškai visur, kur be pažiūrėsi, mes jau turim šitą. Tai iš tos patirties, kurią dabar paminėjai, kuri tęsiasi daugiau jau nei 20 metų, tai toks natūralus buvo mokymasis turbūt, ne? Ir čia galbūt, ką buvom ir anksčiau laidose minėję su SM rektorium Daliumi Misiūnu, kad turbūt, jeigu esi baigus, ne, gal paminėk, kokius dalykus esi baigus ir kiek dar mokymų skyrei, kad būtum ten, kur dabar esi. Taip, tai baigiau Kauno technologijos universitete bakalaurą computer science ir kaip tik pabaigus išvažiavau į Ameriką ir pradėjau dirbti, buvo labai įdomu e-commerce ir viskas labai nauja. Ir iš karto per porą metų supratau, kad vien tik darbo neužtenka, kad judėti ir išlikti, kaip sako, priekyje visų šitų naujų technologijų ir su jomis dirbti. Aišku, neužtenka vien tik technologijos, reikia suprasti visumą, reikia suprasti sistemą, kaip iš to, nes pati technologija kaip ir nėra vien tik tai tos naudos kūrėjas. Tai yra visa sistema, kuri sukasi aplinkui ir žmonių prisitaikymas, ir rinkų prisitaikymas, ar ne. Tai iškart supratau, kad reikia gilinti žinias ir buvo toksai etapas, kad sprendžiau ar daryti magistrą, pavyzdžiui, ir computer science, ar kitur, ar rinktis. Ir beieškant natūraliai pradėjau domėtis programomis skirtomis profesionalams, kurias irgi turi tie pagrindiniai universitetai. Ir po kurio laiko kažkaip tai tikrai nutariau, kad reikia pabandyti programą skirtą profesionalam, kuris dažniausiai yra 4, 5, 6 moduliai, trunka metus laiko, bet esminis skirtumas, kad jas dėsto tie, kurie dirba praktikoje, tai organizacijų vadovai ir ekspertai. Ir kai padariau pirmąją programą New York universitete e-commerce, buvo tikrai likau sužavėta ir kaip jau buvo sprendimas priimtas, kad toliau ir tęsiu šitą, tai per visą savo tą 30 beveik metų karjerą, judėdama iš vienos naujos technologijos įgyvendinimo srities į kitą. Kiekvieną, kokius 4-5 metus turėjau padaryti kitą programą, kad išlaikyti kvalifikaciją ir tobulinti žinias, kurti, kaip sakyti, relationship su žmonėmis, ar ne. Tai sekanti mano buvo Kolumbijos universitete padariau žinių valdymą, paskui dar sekanti buvo, kai perėjau į automatizaciją, MIT padariau programą inovacijų valdyme ir mano viena paskutiniųjų buvo Stanford universitete sprendimų, strategijos ir rizikos valdymas. Jos visos yra susijusios su technologija, bet yra aplamai daugiau liečia ir industrijas ir sistemas ir best practices. Tuo pačiu ir kiek mokiausi tas profesionalias programas, neatsilikau ir nuo sertifikacijų, nes tai tikrai padėjo man įtikinti darbdavius ir kompanijas, kad ne tik aš dirbu, žinau turiu patirties, turiu profesionalų įsilavinimą, bet ir žinau visas frameworkus ir geriausias praktikas ir kad jeigu reikia pasiemi tai, kas tinka ir pritaikai bet kokioje situacijoje, bet kokioje kompanijoje, tai kaip sakant, faktiškai visus tos 30 metų mokiausi kiekvieną dieną. Arba profesionaliai programai, arba ruošiausi sertifikacijai. Ta prasme, ir galiu pasakyti, dabar tas tik dar labiau pagreitėjo ir labai sunkiai įsivaizduoju, jeigu nėra, ta prasme, kad be papildomų studijų galėtum
Būti konkurencingas ir sugebėti neatsilikti ir įtikinti darbdavius, kad tu tikrai sugebėsi ir turi patirties ir žinių Tai čia tikrai turbūt ypač mūsų dabartiniam studentam, būsimiems studentam, kurie tik baigia mokyklas, tik egzaminus išlaikė, ir tie, kurie studijuoja ir tik studijuos, yra labai aiški žinutė ir verslo visiems atstovam, ir verslo vadovam turbūt. Aš irgi lygiai taip pat baigęs esu Kauno technologijos universitetą ir aš galiu tik patvirtinti, kad per paskutinius, pavyzdžiui, metus tiek, kiek aš mokiausi, niekada nesu tiek mokęsis. Tai čia tik patvirtinam, kad ir Lietuvoje, ir Amerikoje, jeigu nori tobulėti ir būti konkurencingas, tai mokytis reikia nesustot ir būti koja kojant su technologijom. Gal pabandykime atsakyti į klausimą, tai kodėl Lietuvos verslo vadovam, kodėl studentam, kodėl, pardavimų vadovam, kodėl visiems, kurie yra šiandienai versle, verta mokintis, verta domėtis ir naudoti dirbtinį intelektą? Tai gal aš pradėsiu tada nuo to fakto, kad mūsų gyvenimuose, jau daugumos mūsų gyvenimuose dirbtinis intelektas yra nuo ryto iki vakaro ir mes visi prie jo kaip ir turbūt pripratę ir labai negalvojam apie jį, nors iš tikrųjų atsikeliam ryte, pasižiūrim žinias ir jau jos mums būna suorganizuotos pagal tai, ką mes domimės ar ką vakar žiūrėjom. Ar ten pasižiūrim e-mailus ir jau e-mailai būna surūšiuoti, kuriuos tau reikia skaityti, o kurių tau nereikia, į spamą eina ir ar tenai, pavyzdžiui, televizijos į transliatoriais visokiais, kuriuom rekomendacijos tau jau išlenda, ar ne, sakykime, ar ten įsėdami mašiną ir važiuojam ir bandom naviguoti trafiką, ar ne, bet kokioje šitoje sferoje jau ją yra senai įgyvendintas ir kaip mūsų gyvenimuose jisai didelė dalis. Tai nėra nauja, tiesiog mes to nepastebim. Negalvojam apie tai, atsikeliam ryte ir negalvojam, kiek čia dabar mano gyvenime yra AI. Tai lygiai tas pats, sakyčiau, ir kodėl mes tą. Mums reikia greičio, mums būtų, kad įdomu, kad būtų personalizuota, mums reikia, kad viskas būtų, kaip sako, pateikta ir kad mums greitai priimti sprendimus ar kažkur tai važiuoti ar kažką daryti, ar ne, ir kad judėti greičiau. Tai, sakyčiau, lygiai tas pats yra kompanijose. Informacijos srautai yra milžiniški ir tiesą pasakius, jie auga labai greitai, duomenų kiekiai auga labai greitai ir atsirinkti toje didelėje masėje jau naudojant, kad ir pačias moderniausias sistemas, jau yra sunkoka. Kitas dalykas yra, visa ta informacija duomenys yra labai svarbus ir kritiniai sprendimų priėmime. Ar ne, kaip jūs greitai, kaip kokybiškai priimsit sprendimus ir kokių jums duomenų reikia, kurie yra naudingi, kurie yra nenaudingi. Visą tą žinoti ir sugebėti valdyti irgi yra dabar šiuo metu jau bent, daug kur yra tikrai greitis didelis. Ir visa tai galiausiai įtakoja jūsų biznio rezultatus, ar ne, kiekvienos kompanijos rezultatus, kokie sprendimai, kaip jie priimami, kokiu greičiu, kokia kokybė, kokia vertė, ar ne, tai taip kaip pagalvoji visas tas nuo duomenų iki informacijos. Greitis didžiulis ir konkuracija išlikti pirmuoju, užimti, kaip sako, pasiekti savo klientą greičiausiai ir efektyviausiai, reikia daug informacijos, daug duomenų, daug sprendimų. Tai kaip su to kovoti, tai AI yra tikrai labai efektyvus šiuo klausimu, bet neįsprendžia problemų, jeigu duomenys yra nesusitvarkyti, nesusiorganizuoti, ar jų nėra pakankamai, arba jų tikrai nesuprantam. Tas pats yra ir, pavyzdžiui, neišsprendžia sprendimų, juos reikia procesų nepagerina, juos reikia žinoti, suprasti pačiam pagerinti, kad tikrai pasiektum tą naudą, ką AI gali, tą vertę, kurią AI atneš. Tai taip, kad kaip iš tikrųjų sako, reikia pirmiausia susitvarkyti duomenis procesus ir tada AI tikrai atneša tą naudą nuo truputį eksperimentų ir kaip čia kažkas tai, žiūrėk, suveikė, iki tos tikrai solidžios vertės. Tai jeigu taip apibendrinant Lietuvos verslą, aš suprantu, ten iš to 2 milijardų, sakykime,
ir duomenų, nežinau, terabaitų ar kažkiek tenai nusileisti iki ten 100 žmonių kompanijos, kurioje apyvarta, nežinau, 20 milijonų eurų ir 100 darbuotojų. Tai čia turbūt skyrius kažkoks arba mini programėlė turbūt pas jūs daugiau turi iššūkių negu mūsų visa lietuviška kompanija vidutinė. Bet vis tiek, pabandykim tada atsakyti šitą klausimą, kodėl Lietuvos verslui, nors ir mažam arba vidutiniam, verta. Tai reiškia, kad čia yra daugiau klausimas, kad nėra klausimo ar, nes konkurencingumas bendrai rinkoje ir Lietuva apskritai yra atvira ekonomika, jis tikrai didėja ir spaudimas didėja ir išliks tie, kas yra efektyviausi, stipriausi, greičiausi. Ir turbūt čia tas dar svarbus akcentas, ką išgirdau, kad dirbtinis intelektas tai nėra panacėja kažkokia, jinai buvo, tik tai jinai labai labai atkeliauja dabar į personalizuotą įmonės lygį. Ir dirbtinis intelektas tiek gali sukurti vertės, kiek yra geri duomenys ir kiek yra geri procesai. Jeigu duomenų turiu daug, bet procesas neaiškus, kam kur ką naudoji, vertės greičiausiai nebus. Ir jeigu procesas aiškus, bet nėra duomenų, greičiausiai vertės irgi nebus. Tai ar su šitom tokiom dviem, mes aišku giliau panagrinėsim dar trečioje laidos dalyje, tai ką daryti, nuo ko pradėti, bet ar galima būtų tokį reziumė sakyti, kad tai yra neišvengiama, konkurencingumo didėjimui kiekvienas vadovas turėtų tai naudoti ir rūpintis duomenimis, procesu ir susiskaičiuoti ROI realiai. Ar skaičiuojat, ar yra metodikos, kaip ROI skaičiuoti? Yra tų metodikų, bet vėlgi reikia labai gerai suprasti, koks tikslas, ko mes siekiame, ką mes norėtumėm daryti ir tada tikrai yra ir tie kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, kuriuos susideda, ar ne tik finansiniai. Kas liečia konkurencingumą ir Lietuvą, aš manau, kad vis tiek dauguma Lietuvos kompanijų turbūt konkuruoja ne tik Lietuvos rinkoje, konkuruoja ir Europos rinkoje, tai aš manau, kad išlikti kuo greičesniam, aktyvesniam, kokybiškesniam ir kaip sakyt, konkuruoti su daugeliu Europos kompanijų. Ir neužsidaryti turbūt Lietuvos tam mastelį, nes mums atrodo, kad mes čia Lietuvoje labai dideli, čia mūsų kompanija viena iš 5, bet jeigu jos apyvarta ten 30 ar 50 milijonų eurų, tai mes pasauliniam kontekste, netgi Europos kontekste esam, nykštukai iš esmės. Taip, ir pavyzdžiui, jeigu dirbam Lietuvoje, tik tai, sakykime, jeigu pradedam galvoti apie Europą, kaip išplėsti rinką, kaip išplėsti konkurenciją, vėlgi reikės dar daugiau duomenų ir dar daugiau rimtesnių, didesnių sprendimų priminėti ir pasiekti klientus, kurie ne tik Lietuvoje, ar ne? Tai, sakykime, jeigu galvojate apie išplėtimą, tai irgi tas labai yra padeda efektyvu ir grįžtant prie tos vertės apsiskaičiavimo, aš manau, kad kaip sakai, pakalbėsim sekančioj daly apie koks galėtų būti rekomendacijos procesas tam, bet iš kitos pusės tai aš galiu pasidalinti ir iš Amerikos tokios patirties. Tie paskutiniai dabar 4 metai tokia yra, kaip sako, be perstojo konkurencija, visi skubo, sakykime, modelių tie kūrėjai nuo ryto iki vakaro, kurį, žinot, kaip sako, lietuviškai perspjaus, ar ne. Paskui dabar yra antra tokia, sakykime, gal antra kategorija tos konkurencijos, dabar mes pereinam prie infrastruktūros kūrimo ir tie duomenų centrų kūrimo ir statymo, tos konkurencija dabar yra labai didžiulė. Ir trečia, kas irgi susijęs su tuo ROI truputėlį, yra tokia konkurencija tarp didelių kompanijų, kurios dabar galės pasigirti ir pasakyti, kad sumažino darbo jėgą ar ten padidino savo efektyvumą. Tai irgi ta tokia didelė yra konkurencija. Tai aš manau, kad suprasti tą tikrą vertę yra labai svarbu ir dabar kompanijos pradeda taip rimtai žiūrėti tą. Ir netgi ir mūsų kompanija pradeda dabar daugiau dėmesio skristi, kaip resursai, kokios kainos, kaip optimizuoti, kaip tą ROI pasiekti. Tai reikia jį labai gerai suprasti, koks mūsų tikslas, kokie mūsų procesai ir kaip sako, tikrai žinot, ko mes norim.
Tai kaip būnant Lietuvoje, mažam Lietuvos verslui, kokius žingsnius rekomenduotum, tai ką daryti, nuo ko pradėti? Nu, išsikėlėm pradžiai, gal pradėkim nuo tikslo, ne? Kaip tą tikslą kokybiškai išsikelt? Nu taip, čia būtų vienas, bet aš sakyčiau, per paskutinius kažkaip tai dabar 3-4 metus susiformavo jau toksai principas, kaip pradėti, jeigu nesat pradėję, arba kaip toliau judėti, jeigu esat pradėję. Tai tokie, kaip ir, sakyčiau, rekomenduočiau tokių 3 horizontų galvojimą, ar ne? Pirmas horizontas arčiausias, kada jeigu dar nesat pradėję, tai pradėti ir paskirti tam tikrą laiką eksperimentams, bandyti, neinvestuoti daug didelių resursų, ar ne, bet tik tai išmokti, bandyti, galvoti, pažiūrėti, kur geriausiai veikia, kur didžiausia vertė atneša. Ir tas užtrunka laiko, kol gerai supranti, ką jisai gali duoti mano bizniui. Tai toks pirmas tas horizontas. Tuo pačiu metu, iš patirties žinome, kad, kaip jau šnekėjome, kad reikės susitvarkyti savo namus, kaip sakant, išsiaiškinti visus duomenis, susiorganizuoti, jeigu yra kažkokių tai problemų jas įspręsti. Gerai suprasti, kaip jūsų organizacijoje yra priimami sprendimai, ar ne. Čia vėlgi, kaip jau kalbėjom, neįsprendžia problemų, jeigu jos yra. Ir jeigu jūs galite atsisėsti ir ant popieriaus parašyti, kaip jūsų kompanijoje yra visi sprendimai priimami, kokiais duomenimis naudojamasi, kaip jūs įvertinat jų kokybę, jų rezultatus ir kaip tai yra susiję su jūsų tikslais ir verte, tas bus jau labai geras žingsnis. Ta prasme, kad reikia tikrai. Tas antras horizontas tai yra suprasti savo verslą, suprasti, kas jį veikia, kokie duomenys reikalingi ir pradėti ruoštis tam, nes aš galiu pasakyti iš patirties, pilotus daryti ir visa kita yra labai greita ir lengva, kažkokioje mažoje vienoje srity, bet galvojant, kaip AI tikrai atneštų tą rimtą transformacinę vertę, reikės galvoti apie visus savo organizacijos beveik procesus ir kaip juos pakeisti. Tam užtrunka laiko pasiruošti, mes esam duomenų kompanija, bet irgi tikrai investuojam daug laiko, kad išsivalyti, susitvarkyti ir taip toliau. Ir turbūt trečias tas horizontas jau, kuris bus ateityje, kada dirbtinis intelektas, žinai, kaip kur ką susitvarkęs, tada visose kitose operacijose organizacijoje pritaikyti. Ir tada bus tas etapas, kada tikrieji tie rezultatai pradės ryškėti ir ta tikroji nauda pasirodys. Ir aišku, tą reikia daryti irgi labai apgalvotai, sakyčiau, kaip jau galvojant apie tą ilgalaikę naudą. Nedaryti 100 pilotų įvairiuose srityse, nes tik dėl to, kad 2 pilotai atnešė gerą naudą, nereiškia, kad 100 atneš irgi gerą naudą. Ta prasme, tai reikia tikrai ne tik tai technologiją tą įgyvendinti ir galvoti tik apie technologiją, bet visą tokį sisteminį mąstymą, kad vis tik tai yra visuma, kas atneša tą naudą kartu su dirbtiniu intelektu. Ir galima šitai vietoj būtų sakyti, kad kompleksiškumas šiuo atveju tik didėja, nes jeigu anksčiau ten kiekvienas, mes tai vadinom analitikos salos, jeigu pardavimų padalinys pats turi savo rodiklius ar KPI ir kaip juos vadinsi ir pasiekia, marketingas pasiekia, tiekimas pasiekia, bet galutiniam rezultate veiklos pelnas nepasiektas. Tai žiūrint tokios integralios vertės kūrimą, čia turbūt neišvengiamai susijungia ten, nežinau, marketingo, sakykim, strategija su klientų įsigijimo kaina, su konversijom, su klientų aptarnavimu, su net promoter score, su klientų pasitenkinimu ir visas tas procesas, kurį, ką paminėjai, galbūt jau čia tam tokiam einant iš piloto į antrą lygį, kai norim įmonės lygių sukurti vertę, turbūt yra neišvengiamas ir turbūt pats sudėtingiausias tas sujungimas tų skirtingų interesų ir skirtingų programų vadovų, skirtingų departamentų vadovų. Taip. Ir tas yra dažnai labai neįvertinama. Sakyčiau, yra toksai, netgi Amerikoje dabar yra labai daug kompanijų, kaip ir pradėjo kreipti dėmesį, ar mes viską suprantam kaip sakyti, nuo A iki Z. Ir vis tik tai, jeigu taip rimtai, yra nemažai dabar padaryta studijų, kad kiek kompanijų iš tikrųjų gali įvardinti tą reikšmę, tą vertę.
Ir nors daug investicijų daroma, bet daug kompanijų dar vis tik tai yra tam pirminėme etape, eksperimentuoja, tvarkosi duomenys ir tikrai nedaug kompanijų dar yra sugebėję tą pilnai pasiekti tą vertę iš paskutinių čia tų metų technologiją jo. Nes užtrunka laiko, kad viską tą padaryti, nereikia tikėtis, kad čia už 3 mėnesių ar 6 mėnesių viskas stebuklingai išsispręs. Tai čia turbūt ta nuolatinė kelionė, turbūt reikėtų irgi su šitoj vietoj. Mes dar pakalbėsim, aišku, apie saugumą, apie rizikas vėlės kitoj laidos dalyje, bet dabar kalbam apie vertės kūrimą. Tai čia turbūt kaip su sportu, turbūt kaip su, nežinau, kambarių tvarkymuose, iš kur atsiranda, nieks nežino, iš kur atsiranda dulkės ir kur dingsta pinigai. Tai va čia tą suprasti, iš kur čia atsiranda netvarkingi duomenys, ir kur yra mūsų tas nutekėjimas pinigų arba kuriam proceso vietoje nepakanka duomenų arba jie yra nekokybiški, nes čia turbūt nepadės tas toksai gal mitą reikėtų dar kartą panaikinti, kad dirbtinis intelektas pats savaime, jisai neišspręs jokios problemos, jeigu bus netvarkingi duomenys ir nebus aišku, ką norima pasiekti ir nebus proceso, ar teisingai? Teisingai, nes jeigu procesai prasti, jeigu duomenys prasti, tai dirbtinis intelektas gali viską pagreitinti, bet tikrai pagreitinti viską, bet tikrai vertės savaime nepakels. Ir tuo pačiu, jeigu jūsų procesas generuoja nuostolį, jeigu jūsų klientų įsigijimo kaina yra, 500 eurų, o LTV arba bendrai visa kliento vertė per visą jo gyvenimą, sakykime, 200 eurų, tai minus 300 eurų nuo kiekvieno kliento, tai su dirbtiniu intelektu tai galima pagreitinti. Ne vieną klientą per mėnesį, bet 10 tokių turbūt paimti ir turėsim ne 300 eurų nuostolio, 3000. Tai čia tada grįžtam pabandom sureziumuoti, tai kaip pradėti, tai yra visgi pilotavimas. Taip, nieko čia naujo, visiškai klasikinė vadybinė praktika. Pradėkim aišku uždavinį su labai aiškiais tikslais ir tada dar klausimas laike, Kaip iš pačios patirties, per kiek laiko tą pilotą galima, pirmus pamatyti signalus ir per kiek laiko reikėtų pasakyti yes or no, toliau einam ar neinam? Priklauso, sakyčiau, turbūt nuo biznio, ar ne, kai kur yra turbūt tas labai greitai galima pamatyti, jeigu yra užtrunka, pavyzdžiui, laikotarpis, sakykime, kažką klientų, ar ne, mes kažkokius produktus ar kažkokius sprendimus ir jeigu klientui užtrunka kuris laikas ten, pavyzdžiui, pritaikyti ir gali užtrukti ir ilgiau, kol tu sužinai, ar tikrai suveikė, o kai kur, pavyzdžiui, jeigu sakykime, kalbam apie automatizaciją ir procesų pagreitinimą, tą galima sužinoti kur kas greičiau. Bet čia savaitės, mėnesiai, kokie yra intervalai pilotam? Aš nežinau, ar galima kažką iš savaitės sužinot, man atrodo, tikrąją tokią įtaką reikės daugiau laiko negu savaitės. Bet turbūt neilgiau negu kelių mėnesių, per kažkokius pirmas indikacijas, kokių 3 mėnesių laikotarpį jau dažniausiai turėtų būti, jeigu nesudėtingas. Procesas užsibaigia, jeigu sprendimas prasideda ir užsibaigia kelių mėnesių bėgyje, tai taip, tada iš karto tokie dalykai turėtų matytis, bet jeigu yra kažkokie ilgesni procesai, turbūt užtruks laiko biškį ilgiau pamatyti. Bet nesvarbu, kad ir tas 1 ar 2 pilotai, aš sakyčiau, kad mano rekomendacija yra vienas iš didžiausių, sakykime, aš automatizacijų daugiau negu 10 metų ir aš galiu pasakyti, technologija yra vienas dalykas, bet organizacija yra ne tik technologija, organizacija yra žmonės ir kolektyvas ir darbo procesai, darbo vietos. Tam pradėti ruoštis jau reiktų, nes vienaip ar kitaip pilotas, jeigu ir nebuvo visai sėkmingas, gali išmokti iš to ir kažką tai pakeisti ir daryti. Bet tuo pačiu reikia galvoti apie kaip tavo organizacija, kaip tavo žmonės prisitaikys ir dažniausiai tam yra reikalingas laikas, ne visi taip greitai perima tą, taip kad iš lėto, taip eksperimentuoti, duoti žmonėms suvokti, kas tai daiktas, kaip veikia. Visiems kolektyve turbūt yra geras pirmas žingsnis ir dažnai žmonės patys, sugalvojo kažką, tai va čia aš galėčiau padaryti kažką tai greičiau. Ir netgi iš žmonių to suvokimo, iš savo darbuotojų suvokimo, kaip jie gali pagreitinti savo darbą, sakykime, kaip pakeisti, pagerinti, kaip būti produktyvesniai su jai. Irgi toksai aspektas. Tai jau sakyčiau, kad ir net tas pirmas žingsnis turėtų būti įvairus, ne vien tik tai ten.
Ir čia labai gal svarbi ta vieta, kad ne tik čia mes kalbam apie technologiją, ne tik apie tikslą, ne tik apie procesą, bet kalbam dar labai aiškiai dedamoji žmonės, jų įtraukimas ir kad nebūtų, gali būti technologija gera, verslo procesas geras, aprašytas, duomenys geri, bet jeigu žmonės priešinsis ir tam procesui trukdys, sakykime, mane arba tiesiog bus neįsitraukę, greičiausiai rezultatas nebus toksai geras. Ypatingai didesnėse kompanijose. Jeigu kokie 4-5 žmonės dar gali kažkaip ir susisukti, bet kalbant apie didžiulės, aš dirbau daug metų bankuose su automatizacija ir tikrai, kaip sako, tą tokį change managementą, kuris yra susijęs su AI, suplanuoti, gyvendinti, tikrai užtrunka kartais daug ilgiau laiko, negu pritaikyti tą technologiją. Ir čia svarbu, kad tam reikia tiesiog turėti ir planą komunikacijos, kad tai, čia akcentas, kad tai nėra savaime įvykstantis dalykas ir technologijos nusipirkimas ir duomenų netgi turėjimas šalia ir proceso dar negarantuoja jokiais būdais sėkmės, komunikacija čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Tikrai, žmonės turi labai jaustis, darbuotojai turi jaustis kaip sako, komfortabiliai ir nebijoti ir aš galiu pasakyti, yra tokių visokių baimių, žmonės bijo, kad jų darbus pakeis ir visą kitą, galiu pasakyti, kad dažniausiai tai netiesa ir kad tie, kurie pasirašo, tie, kurie susidomi, tikrai juda į priekį ir išlieka ir Prasme, kad galima priešintis, užsidaryti, bet galima draugauti, mokintis ir tai yra turbūt perspektyvesnis kelias. Taip, nes yra tikrai darbų, kaip sako, o darbų aspektų, kur be žmonių neišsisuksi. Aš čia, nors yra dabar, čia pradėjo dabar tai tarptautiniai dirbtinio intelekto konkurencija ir kovoja, atsiranda visokių tokių įdomybių. Tai, pavyzdžiui, kad Argentinoje, dabar Argentina nori irgi iššokti, kaip sako, tą dirbtinio intelekto tas varžybas pasaulinės, ar ne, jie nekuria modelių, kaip Amerika ar Kinija, ar Europa, bet nori iššokti, tai jie dabar, kaip aš suprantu, tenai bando įsteigti įmonės be žmonių, kur tik AI ir agentai dirbs. Aišku, ateitis, žiūrėsim, ar čia taip suveiks, bet esmė, kad juda tą kryptim ir apie tai pagalvoti. Bent jau pagalvoti yra įdomus variantas. Tai Rasa, paskutiniai laidos daly pabandykim pažiūrėti kitų kampų. Tai visgi yra turbūt ne tik naudos, bet yra ir tam tikros rizikos. Ir technologinės, ir komunikacinės, ir socialinės galbūt. Tai kokias rizikas įžvelgtum? Galbūt kokias jau patyrėt, gal kokias pastebi Amerikoje, kas vyksta? Gal sakyčiau, aišku, yra daug, tai yra nauja technologija ir naujos technologijos vis ateina su naujom problemom ir naujais pavojais ir tikrai, kai pradedam kalbėti apie tą judėjimą į tą trečią horizontą, kur dirbtinis intelektas patampa operacijų dalimi, lygiai taip kaip ar ten cloudo tie sprendimai, ar internetas, ar kažkas, ar ne, tada tu pradedi galvoti, kokios gali būti ir su to susijęs problemos. Tai čia turbūt visi žino, visų technologų yra tos kibernetiniai pavojai ir aišku, su tuo ateina ir poreikis pasiruošti, investuoti ir būti atsargiem, nes, kaip visi žinome, dirbtinis intelektas yra naudojamas ne tik tai pozityviem rezultatam, bet sėdi ir kitoj šito medalio pusėje sėdintys, kurie bando tą technologiją panaudoti visai kitais tikslais. Ir kompanijos dabar tikrai turi tą tokį didesnį dėmesį kreipia į kaip pasiruošti, nebūtinai kas dar šiandien, bet kokie ateinantys pavojai šioje srityje. Aš čia paliksiu gal turbūt specialistam šitoje srityje bedirbantys. Saugumą mes daug kalbėjom ir čia yra turbūt, bet čia tik patvirtini tai, ką mes turėjom keletą laidų, kad čia nėra ar bus tų pavojų ir nėra klausimo, ar jie didės. Jie tikrai didės, nes cloudas daugėja, duomenų daugėja, žmonių prisijungimų daugėja, duomenų atvėrimo daugėja, tai čia tendencija vienareikšmiai aiški, kad reikia stiprinti savo atsparumą kibernetinio saugumo srityje. Tai čia šitas
tik patvirtini, taip, kad tikrai svarbi. Taip. Ir visos kompanijos tikrai kreipia daug didesnį dėmesį, kuo toliau, tuo daugiau. Kokie kiti aspektai? Kaip žmonės reaguoja galbūt, arba kaip vadovai reaguoja, kurie viską žinojo, ar čia dirbo 10 metų ar 20 metų, ir ar jie nori keisti? Kas labiau nori keistis? Darbuotojai ar vadovai? Iš kur ateina poreikis? Šiaip jau tai abi pusės, sakykim taip, yra darbuotojai, yra vadovai, tai tikrai todėl, kad jie visi dabar suinteresuoti, kuo toliau, to daugiau, kaip čia viską optimizuoti ir konkuruoti, ir kaip sumažinti kaštus, aišku, tai čia vadovams yra tas labai aktualu. Gal tie, kurie yra nereguliuojamosi industrijose, pavyzdžiui, marketingai, sales ir visa kita, jie turbūt šitą daro dar greičiau negu, sakykime, medicina arba bankas, jie daug atsargesni ten, nes yra, aišku, rizikos ir reikalavimai, reguliacijos visos tos, bet vis tiek vadovai visi vadovai nori sumažinti kaštus, padaryti daugiau ir konkuruoti. Kas liečia darbuotojus, tai yra problemų, sakyčiau, tuo klausimu, yra tikrai daug, kurie pasirašo labai susidomi ir tik duok jiem viską, ir jie važiuos į priekį ir dar tau padės sugalvot kažką. Ir yra ta dar, neslepiu, nes 10 metų automatizacijoje dirbu ir tikrai yra žmonių, darbuotojų grupės, kuriom reikia, kaip sako, papildomo dėmesio ir pagalbos. Ir mano patarimas, nes esu daug sukūrusi tų tokių pasikeitimo change managementų programų ir projektų, visada orientuokis į tą, kuris turbūt mažiausiai bus susidomėjęs. Ir jeigu sugebėsi savo pačius kritiškiausius darbuotojus įtikinti, visi kiti bus be problemų. Kad jiem yra tas, jeigu tu sugebėsi tą padaryti, tada viskas bus visi kiti bus sėkmingai persiorientuos. Čia gal galima taip sakyti, kad jeigu pilotavimo tas horizontas pirmas, turbūt ir nereikėtų pradėti nuo skeptiškiausių, galima pradėti ir su tais entuziastais. Taip. Bet jeigu norim eiti į jau ilgalaikį vertės kūrimą įmonės jau tarp visų padalinių, kad tai taptų ne šiaip vieno būrelio 3 žmonių kažkoks tai fakultatyvas, kur čia susirinkom, turim gerą įrankį, fainą, pažiūrėkit, kokį čia žaisliuką turim, bet norim vertės grandinę, integralią turėti įmonę, tada būtent jau reikėtų kreipti ir į tuos, kurie mažiausiai įsitraukia, taip vadinkim juos, ne? Arba tie, kurie, pavyzdžiui, kartais, kaip bebūtų, ilgiausiai bedirbantis darbuotojai žino, kaip priimami sprendimai geriausiai, ar ne? Bet pas juos viskas galvoje. Pas juos viskas galvoje, bet tai reikia toksai išranda tas, kaip iš jų sužinoti, kaip juos sumotyvuoti, kad ir jie būtų to dalis, nes jie jau yra ekspertai savo srityje ir jų žinios yra labai vertingos. Ir iš tikrųjų dabar pas mus atsiranda tokių kalbų, kad tie ekspertai, kurie turi 15-20 metų patirties, yra labai nenori dalintis, bet va tas ir yra esmė, kaip su jais dirbti, kad suvoktum, kas iš tikrųjų tavo biznio neša didžiausią vertę, kaip tuos, sakykime, klientus, kuriuos jie pritraukia, kaip jie tą padaro. Ta prasme, ta motyvacija tų labiausiai efektyvių darbuotojų yra toksai sudėtingas procesas ir reikia apie tai pagalvoti. Tai čia laukia turbūt ir Lietuvos šitas iššūkis, gal mažesniais masteliais, nes ne 2 milijardai apyvarta, bet 20 milijonų, bet iš esmės turbūt, jeigu, nežinau, iš 100 darbuotojų buvo 5, kurie viską savo galvoj laikė, derybas vedė ir viską išanalizuoti, sakykime, ir pasiruošti derybom, galima, bet reikia kažkaip iš tos galvos tuos visus niuansus išimti ir paversti duomenimis, nes priešingą atveju joks čia dirbtinis intelektas nepadės. Būtent. Jeigu yra, nežinau, užrašų knygelės arba iš vis tik tai galvoj iš nuojautos viskas daroma, tai turbūt šitoje vietoje pirmas žingsnis vėlgi grįžtam prie tą, susirašyti verslo proceso, kaip mes darom, kokiais duomenimis naudojamės ir suprasti tą visą grandinę. Ir tada jau pradėti valyti duomenis ir tada jau bet kuris pasirinktas tuo metu geriausias sprendimas, jau jisai tikrai kurs vertę. Tai gerai, tai dabar visiškai pabaigai, tada dar turim keletą minučių, tai jeigu pakalbėkim taip, esu 20 milijonų eurų kompanijos vadovas, jau savininkas tuo pačiu, nežinau, dirbu 20 metų,
turiu, kiek čia nais tada, 10 vadovų po savim, pardavimai ten, marketingas, finansai, tiekimas, logistika ir 100 žmonių. Tai dabar, jeigu taip iš pačios patirties, kur būtų, nežinau, greičiausias galbūt tas pilotas arba mažiausia rizika būtų, nuo ko galima būtų pradėti arba keletą variantų, nuo ko pradėti tuos žingsnius taikyti, nuo kokio departamento? Nežinau, ar specialiai departamento, bet, sakykime, pasižiūrėčiau, kur yra gal didžiausia problema, kur didžiausiai užstringama. Ir pabandyčiau išspręsti tą problemą. Sakykime, kad ir mažą problemėlę, bet pabandyčiau išspręsti, suvokti, ar... Bet problema, jeigu taip žiūrėt, ar ta problema turėtų būti labiau proceso, ar duomenų, ar ant kiek jinai gali būti tam pilotui jau kompleksiška. Nes jeigu aš turiu ir proceso neturiu, ir duomenų neturiu, tai čia turbūt pilotui nėra pats geriausias. Taip, ne? Aš pasižiūrėčiau jeigu turiu gerus duomenis, jau esu susitvarkęs kažkokio srity duomenių, bet, sakykime, koks procesas stringa, ne? Tada pabandyčiau užmesti dirbtinį intelektą į tą procesą ir pasižiūrėti, kaip su turimais duomenimis, sakykime, ką aš turiu. Ir gal nuo to pradėčiau. Nors vieną iš tų dedamųjų, turi turėti, nes yra procesas, duomenys ir žmonės. Tai jeigu išsirinku bent entuziastą žmogų, tai bent kažką turi turėti, arba verslo procesą turi turėti, arba duomenys. Nors vienos iš šitų dedamųjų būtinai reikia, nes kitaip turbūt tas pilotas užtruks labai ilgai ir gali laukti didelis nusivylimas turbūt, ne? Taip. Ir užtruks ilgiau ir paskui atsiranda toksai gal negatyvus, tada, matai, nieko neišsprendė, jokios problemos, nieko neišsprendė, bet jeigu nėra to pagrindo paruošto, sakykime, arba nėra tikros problemos, kad, pavyzdžiui, tikrai pamatytum greitai tą vertę, ne? Mažas pagerėjimas dažniausiai nesumotyvuoja žmonių. Turi būti toks rimtas. Ir čia vadovom galbūt tas paskutinė žinutė būtų, kad nesivaikykit mados. Jeigu jūs esat jau tikrai ir procesus išsigryninę ir išsisprendę, tai gali būti, kad jums tas dirbtinis intelektas tik tai kažkurioje vienoje vietoje, kažkur, nežinau, marketinge ar pardavimuose gali padėti, bet turbūt mados čia reikėtų vengti, nes tai yra laikui imlu. Taip, ir turi kitų pasekmių. Ir aš manau, kad dar viena rizika, ką reikia galvoti, ir aš gyvenu kartais kiekvieną dieną tuo klausimu, tai yra bet kokią kainą neprarasti pasitikėjimo savo klientais ir savo darbuotojais ir sakykime, užsakovais ir panašiai, tik dėl to, kad integruoji tą AI ir jeigu tavo kokybė nukris, pasitikėjimas žlugs, kad ir tu ten padarysi greičiau ir visa kita, bet kokybė ir pasitikėjimo išlaikymas yra labai svarbus dalykas. Mes žinom, kad jai nėra 100% ir kad yra reikalingi papildomi procesai ir kad žmogus prižiūrėtų, ar žmogus patvirtintų sprendimą ir panašiai, ne? Tas susifokusavimas ant išlaikymo tos kokybės ir jo pastovaus tokio palaikymo ir kreipimo dėmesio yra labai svarbus dalykas ir mes kompanijoje dabar labai daug skiriam dėmesio užtikrinti, kad viską... Didinkite efektyvumą, išlaikydami kokybę. Taip, negalima negalima prarasti. Galima, bet tai yra labai pavojinga. Labai pavojinga prarasti kokybę. Tai mūsų laikas tiesiog praskrido ir ačiū labai, Rasa, už šitą pokalbį. Tikiuosi, kad mūsų verslo bendruomenė tikrai pasinaudos tą patirtim, kurią esi įgijus ir ką pasidalinai šiandien. Tai labai ačiū. Malonu buvo. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū.